Labas, maniekėlė. Randamės turbūt paskutiniai tam laikotarpiu ešerių žvejybai. Nežinom, kaip seksis, kaip eisės, bet reikia kažko bandyti. Vis nesulaukiam tų darganų, tų šalčių, lydekos truputėlį tokios šiaip su kibimu, sakykime, taip. Niekas nieko nesaka, viskas pasigaun, tų nedičkių pasigaun, bet kad tokie jaustom, kad reti, bet tokie geri, pakankamai sunku yra. Tai pagalvoju, kad dar atitarnaus ešeriukam. Ešeriukai argi greičiausiai nebus čia kažkokie stebuklai anksti, dar jiems susibūriuoti, ne tai, kad anksti šilts ruduo, kaip bebuvė. Bet nesibūriuoji dar, baldžovs nesibūriuoji taip kokybiškai. Tai pasiplaukęs, pasižiūrėjus, kaip čia viskas dar atrodo. Jeigu pasiseks pagauti, padarysim filmų. Nepasiseks pagauti, šitas vis įrašai eilin kartų iš šiukšliadėžį, žodžiu. Dėl dviejų ešeriukų juk nerodys nieko. Tai žodžiu, leidžiamės valti, žiūrim, ką turim ir bandom žvejoti. Nieko kitai ir nebelieka. Hup. Neblauk, sargi. Šovė ant klasikos. Spygelis. Poliarisą ketvertuką. Taip. Greitai nutraukyti. Vartas mūsų. Opa. Labai sunkiai einas, hebrytė. Taip sunkiai, kai bitutė pilkoji. Dar porą mačiau ant šoninę. Gal katiniukė kokia ir įkals. Jau kotai į rankytis pradėjo šalti. Kyba jau tikras rudeniuks atėjo. O kaip ant šoninę, kai mes stovėm, kaip matas, sakykime, žuvis pati, ešerioks. Aišku, reikia susigaudyti, kad nuo vietos, sakykime, kas ten per žuvis galėtų būti. Bet taip argi galim kuo ramiau sekti, daugiau mažiau žuvis dislokacijos vietą. Aišku, su patirtim jau čia niekur nesidės, be patirtis jau sunkiau visą tai padaryti. Bet galim. Va ir vėl, čia sakykime, vien antras ešeris yra. Kai valti sekioj, da pasekoj mes ir pamatom. O įrodyti kartais nėra lengva, jeigu jie nekiomp. Jeigu judesio neturi, sakykime, visai, tai dar užmetims galbūt nepavyko, dar panašus niuansai.
Nu, va. Kaip ir sakiau, užmatyt ir užpurtėt. Nedidelis, gal ir ne tas čia. Bet kaip sakyt, šiandien tai mes džiaugiamės kiekvien tak žuveliok. Pakeitėm spalvytę, krizifišiuką poliarius vėl sugurgė iki... Ei. Nu, apsivemk. Silikoną. Op. Gerai. Šitaip va. Na. O, išspjovė, super. Geras ašaruks. Pieštuką laikinai apgyvendinam. Paskui, aišku, paleisim. Opa. Taip. Dėkim atgalas to gražu. Nu, bandykim dar. Neblogs. Hip. Na. Gražuolė. Laik čia. Oi, koks balt. Baltut. Poliarius. Kaip visada žaptas. Hop. Gerai. Rūpkė. Neprakerta. O tik karvulė. Jausams, kad jau nuplašė. Ne. Koja čia taip dabar nepasikerta. Taip, grožio. Opa. Super. Truputėlį uždėsim kitą variantą. Jeigu jie čia tokie nedičkiai, halera rankelas pašala, o tai gražiausia. Jeigu jie tokie nedičkiai, teisingiau ne kad dičkiai, bet taip nenorim, biškelį pamažėsim masalioko ir galvoju, o, vipramo uždėsim vormo. Biškelį gal kabliuks per didelis, žiūrėsim kaip gausis. Hop. Ja.
labai liaunut konelis vibrama. Nu, crazy fishą. Hopt. O. Žiūrėsim, kaip dabar jie įsisaks. Visą reikaliuką. Rūpkė, rankos konkrečiai šal, kaip žiemas. Zašaibysi. Ak, tai rūpkė. Kibims buvo, o pakirsti vis tiek nepakirta. Mat būn toks atvirkštinis reikals, kai mažesnis masals, jie tokia neturi tą tokią sugurgimą, kaip aš juokai sako, kad jau nudavė ten iki glandų ir viskas. Jie tada truputėlį tokie kitaip kibimuko daro. Bet tuoj pasižiūrėsim. Svarbiausia rado truputėlį, kur aktyvumo yra. Nes taip tai rūko ryškiai. Na, greičiausiai mėsos trūkst. Vienas tik kibimuksvė. Nu, dar vieną. Duokim šansą rūpužiai. Biškelį toliau. Nenoriu pralaukti. Nežinot, tas kibims buntų yra krakt. Ten aktyvesnis burelis kažkoks, ar ten kelti ešeriokai ir viskas. Ir paskui rūkykto ten. Tai kad nereiktų rūkyti paskui. Vis tiek jau, kuris pasiteisina truputėlį geriau, to jis stengiasi išlaikyti. Vis dėlto gerai viskas čia. Gal kiek mažesins. Šarūks. Vat, va. Vibramo ir suraitė. Wow. Biškį atleiskim. O tai jau gražu čia. Aišku, kiam nesieks. Bet dailutis. Ui, sportininkas. Kokį geri 32. 33. Šaunuolis. Mat labai plons. Fluorokarbonus uždėt. Kilnaut negali. Nu va. Ir sako, blogai. Gražut. Va, vibrams. Va. Super. Tai va, kaip ir sako, kartais nepataikai tiesiog ant žuvis. Viskas gerai su vibram ir pasikirtims geresnis. Jo, vat, pirmąją tik tai nepakirto, bet toks tuk buvo gal ir mažiuks kažkoks. Biškis stabdžiuką patarkinkim. Ir... Op, čia biškis
šiandien leidžiu ors tetravorko duopą niurkėti, tai pusimanio biškelį ir su šito pasikankinti, kabutėse, aišku. Su tokiais kotelės faktas, kad yra begalinis malonums žvejoti. Čia nėra ką ir diskutuoti. Būtų gerai kokį 40-tuko įleisti. Vardan, kaip sakyti, senų gerų laiko. O tą geriau koks 4. Kaip sakyti. Tikrai mes nesiskūsim. Tiesiog, pas man Vibrama Fiolets yra. Vienas didesnis. Ryškalą čia kažkaip jau nesinorėtų dėti. Tai pabandysim. Op. Besipurtant. Hopt. Va. Gut. Nu, kaip bas. Sižiaujasi. Tap. Va. Natūralytė, spalvytė. Aišku, tie gražuoliai, matai, ir biškelį judėti pradėję. Teisingiau taškiuks toks vienas. Plaukiojo. Niekaip čia man nesisekė su ta žuvim. Taip, kur aš dabar tos spalvytė turėjo. Jo, čia vat praeitoj žvejyboj ir lydekėlą pasigavo ant šitą dydžią. Ir galvoju, ar čia pas man paskutinis jisai ir pažiūrė. Dar mes turim jų. Pažiūrėk, kaip šitas spalvytė sueis. Oi, kagelį gerai rankyti jau. Jau pasiilgo. Ta tokia. Tikrą atvėsimą. Dar iki šiol neturėjom taip atvėsusią oriuką. Ai, kalbėk. Nu, kažko jų švaikės tokie ant 40-tukų, tai man nevežat nikaip. Va. Apžors. Liuks.
eina iš paskos. Gerulis. Tai yra nešęs gerulis, bet kad kyba gerulis. Oi. Oi, šaunuolis. Va, ten didesnė iš karto. Dailiau čiomp. Tu pačią sekundę kibimai. Matuo degėlę vis tiek, kaip bebuvę, daugiau vibruoja. Ir jeigu jie yra aktyvus tuo metu, tai fakt, kad jiem tą aktyvumą norės. Jiem lengviau pastebėti masalo, ten, kai jisai jau yra labai mažiutis. Taip pat, suprantat, mes ar kartais neprimatom. Tai ir pažuvelioks viską būna. Na, skanduojam 40. Aišku, dabar 50-mečiam vyram, tokiem kaip man jau 50-tukai turėtų dažniau kibti. Tokia, kaip sakyti, solidarizuotis turi žuveliokai. Paskutinis metimuks, jaučiu, kad nebėra ta tokia judesė, nors ant šoninė, kai sukioji valyt, matau, kad dar tikrai yra, nepabėga mano grožė. Tai dėsim biškelį kitą spalvą, tepaliuko, tokį pat modeliuką uždėsim. Ir jeigu jau vėl šikna, dėsim poliarisą. Nežuvis, ypač ešerį ir tą pat lydek, kai mes, pavyzdžiui, mėtam į taško, jeigu jinai vieną kartą pamatė ešeris, toks vienas kitas tas jau sureagavo, kuris sureagavo, kiti, kurie nereaguoja, tai iš principo jam ir netenka kažkas, sakykime, jūsų tam visam reikalui, tai jau reikia pasistengti įtikėti kitokiu būdu jį, kad jisai nori, tada būtent pakeisti spalvo, modeliuko, darbinti savį, galbūt svorį kažkokį pakaitoliot, kažkaip kitaip reprezentuoti visą to reikalą. Opa, va. Tai mes dabar spalvyti pakeisim. Toks pat modeliuks, Crazy Fishiuką, Vibram Worms ir bus tik tai biškelį taip, kad prisikirstų gerai. Ir dabar žiūrėsim, ar kažkiek gelbėj. Jei negelbėj, kaip jau minėjo, dėsim poliarisą. Matomai riebesnė kasnė reikala. Arba kibims prasibaigia, sakykime. Čia irgi toks variantas. Štai ir sako, kartais tie eksperimentai nėra visai gera, nes jeigu kažkoks kibims yra, tai stengiasi su tuo sugaudyti, kuris jau ant kurią kyba, bet man kaip visada labai svarbu pasižiūrėti ir paanalizuoti priežastį, tai aš jau aukoju dažnu atveju tam tikro kibimo, sakykime, ir žiūriu būtent daugiau į priežastis, kodėl tai nutika. Sakyti, čia jau žinios ateina iš tą visą reikalą. Oi. Čia gražia lanksta, grožis. Jeigu vėl nelydek, taip kažkaip panašu. Jo, į pavirškį jau parazitką. Žiūriu, kur ten gals. Aha. Opa!
teisingai jud. Vyriukai, ešeriuks. Čia tas, kurią mes laukiam, oi kaip laukiam. Opa. 40 nebus, bet kokie 38 bičiuliai, tai 100%. Ai gerulis, oi to gerulio. Ir ranka, ant tą pačią. Dailut. Taip. Matas vietoj jau viskas atsibodo ešeriukam. Crazy Fish'ą Vibram Worms. Tai mes jį keičiam ant kažką. Idėja yra galbūt pro grabo uždėti, tik dabar neapsisprendžiu didesnį ar mažesnį. Eikim paieškoti, dar matovėžs yra vėžiuks, argi toks kaip ir... Dėkiam, pažiūrėm, kabliuks. Biški gal reiktų didesnė. Taip. Aišku, vėžs labiau man pavasarins yra, rudenį aš mažai naudoju juos, nes gamto jau tų vėžių kaip ir nebebūna tokių laikmečių, be laksančių, durnėjančių. Gerai, dėkim pirmą Polariso, kaip ir buvo. Prasileiskim truputėlį, pasižiūrėsim. Situacija. Tai gamto nebebūna, tai ir iš patirtis kažkaip pas man asmeninis, sakykime, silpniau būna su pačiu kibimu. O pavasarį taip, sušyl vanduo, vėžė lendvis, ten duodas ir po tą jau prasideda, taip sakykime, šarva keitims. Vėl jie tokie neapsaugini, tai tada juos skaba ten, kas netingi, lydekos labai gerai kiomb. Jau tada tikrai tikslas yra užsiciklinti rimčiau ant visą šitą reikalą. Va. Tik uždėjo. Polariso iš karto pirms pravedims ir yra ašaruks. Vat viskas, ką sakiau, kaip ir pasiteisinamu. Spalvytė kažkas form kitokį ir viskas. Ir jisai jau nuo pagunda nebeatsisaka. Ką jūs man čia grožiai. Taip, va. Super. Eilinis šiandienos dienos viešbučio gyventojais. Mes pasitvarkom kovinė voveriai ir einam toliau šaudyti.
Nu, dar vienas dryžuotasis. Jau sutakstiukti. Sakyt. Jau atrodė beviltiškai vietelą. Taip. Nu ko, Jama Polariso žemė, vėl viskas tylu ramu. Pasiplaukiau, nieko nenuveikėm. Jamam gal net dydžiai prograbo. Kaip saka, kad riebių kasniukų pasidžiaugtų visi. Taip. Ir čiūti pridėkim. Va. Na šito tai pastebės bet kas. Skanuci kaip skausmą. Ir žiūrėsim, kaip reaguos mūsų grožiai viso šito pasiūlyto meniu. Gal pamažėt reiks, pasmatyti. Gal labai ir nebesicirkėsim, vis dėlto jau kaip ir sugaudėt neblogai, orientuosimės į dičkį labiau. Kitoj viečiai čia sustojom, kibimuko turėjo ir ant kitokią Polaris spalvinimą. Vėl va, įvažiavo grožis. Tai jau sėdėjom visai be nieko. Biškį gražesnis. Toks pacans, kaip sakyti. Lydek jau velbas. Rupūžė. Ja. Greičiausiai bus karpiets, bet jau visą piktą pasiimkim tinklo. Jeigu gerai pasiseks, mes jau murkti ir įkišim greitai. Taip, gražuola. Vien už video dėkingi. Čia dabar jau bus. Visai normaliai. Na, paskraidyk.
rodysis. Ruola. Dydžia ne kažyką, bet džiaugsmą per akį. Na, aš tau taip net nepatikės, kaip aš taip staigiai gražiai išoperuosiu. Oi. Šiaip ir galvojo, kad panašiai bus, nes uždėjo Crazy Fish'ą Vibramo vormo ir jisai toks kap. O, einam čia nufotografuoti grožiai. Hopt. Tik svarbiausia, nesiusk. O taip, opa. Hopt. Hopt. Va. Aha, čia negerai. Tinkliuko. Va. Tuoj nutraukite gražiai. Tuoj, op. A, taip. Ašgi mandags, viskas. Va, hop. Kiek čia tau į to lupytė tik tai. Hop, va, galais skvas belė kaip. Greitai, rebutė jau. Va. Na. Solidžiai. Va, kaip tik pagalvojo, Vibram vormo ant trūko užsidėjo ir beveik įtikėjo, kad jam teks lydekos dantų. Aišku, viskas pasisekė, čia taip dažnai ir nesisek. Nu, bet kai sekas, tai jau reikia naudotis. Tai ką, bičiulė, žvejybų baigėjinėjam, pabandys truputėlį nupasakot jum apie tai, kas buvo naudot ir kas geriausiai būtent mums sudirba. O žvejyb nuo pat pradžių, kaip jau ir matėte, jas tikrai sunkiai ir nelengvai, gal sargi toks jau užsiraukė kaip reikiant. O, sakykim, kai jau kažko atradom ir truputėlį sujudėję, tai pagrindas buvo poliarios, būtent ir šitą spalvytę. Paskui porą buvo su šitam ištraukt, sakykim, bet daugoms iš poliarisų būtent buvo su šitą spalvel. Ir paskui buvo Crazy Fish'ą Vibro Worms 2 ir 2,5. Ant 2 ir lydekėlą įlėkė tikrai smagi, tai gerai palankstė. Paskui ant šitos spalvytės taipogi ešeriukai pakapoja ir aišku didžiausia ešeris buvo pagautas ant Vibro Worm 2,5 dydžio. Jisai galbūt man labiausiai ir patenk pačiam asmeniškai, nes truputėlį didesnis, jau čia biškelį nusignybė vis reikalas, bet savo dydžiu jisai truputėlį, sakykime, geriau, aš mano jontams galim taip sakyti, dabar ir galvo, va, dar šitas buvo teisingai Vibrams, va, čia jau, kaip sakyti, sielas dar išsaugots visų tų pasiutimo. Su šito čia buvo irgi kito dieno žvejyboje irgi lydekėlą pagaut. Tai žodžiu, situacija ta, kad bandžiau biškelį ir su prograbas, nieka, šiandien kažkaip rūkė hebrytė. Daugmaž faktas, kad buvo labai sunku bendram kontekst žvejybos. Tai čia stebuklo nereikėjo tikėtis, bet vis tiek iš principo gerai išsisoko. Ir kaip jau minėjom, tai va, visi tie grožiai, su kuriais teka garbę padaužyti. Ir va, 3 gramiukai su pusė
slibutė, kaip sakyti. Tai va, vis tas reikals ir dirbas. Šiandien naudoju. Kur čia tas mano grožis? Savo to jau mylimo argi kotelį. Sakykime, nuo kompanijos Tetraworks 65 su Vank 2000. Ir buvo suvyniots 0,15 P labai plonus varivas avaliuks ir su savačgyra fluorokarbonu 0,17 mm. Tai tikrai labai smagiai pasižvėjojo, geros emocijos, senai buvo su tuo koteliu be žvėjojasi. Tai, kaip sakyti, kad nedulkėtų šitaip kamp, karts nu kartą reikia ištraukti. Persijungsim kamerytę šičia. Kaip buvę žvejyb tikrai nusisekė iš tą, kaip sakyti, iš nausis raudonumo, raudonumas matas. Viskas kaip ir okei, nebuvo lengva, bet pasigavo gražus ešerį, va juos ir parodysim dabar. Ir, kaip sakyti, pasidžiaugsim dar vien dieną žvejybai. Nu va, tikrai šaunė pasižvejot, tikrai neblogi ešeriukai. Toks kumpiuks tai jau papuoštų ne vieną maitvanaigę stalo. Labai gražus. Aišku, ne galvojant. Dėkim nuo didžiausiai. Nenori baisi čia ir vaistis su mum. Žuvalus iš viešbučio im kaip tanka visi. Gerai, nesitirlijant, kaip sakyti, laisvai ašarukam. Ojojoj. Na, skrodžiam. Namolė visi. Kaip sakyti, jūs laisvi. Va. Ir namo vežamės. Ko? Atsiminiams. O ne žuvį. Tai va taip, bičiuliai.